Jeigu atsiverstum Europos žemėlapį, pamatytum, kad Portugalija yra labiausiai nutolusi šalis Europoje nuo Lietuvos. Savaime suprantama, kai atsikrausčiau čia prieš kelis metus, patyriau tikrai nemažai kultūrinio šoko. Šiandien būtent ir pakalbėsiu, kas mane labiausiai šokiravo. Jeigu planuoji aplankyti Portugaliją, ar tiesiog nori sužinoti apie gyvenimą čia, labai kviečiu peržiūrėti šitą video ir paspausti mygtuką prenumeruoti. Sveiki, mano vardas Rūta ir pradėsiu nuo kaip portugalai sveikinasi. Tai portugalai susitikę duoda du bučinėlius. Į kairę ir į dešinę. Man tikrai užtruko laiko įprasti prie šito pasisveikinimo būdo, nes maišydavau ar 3 bučinėliai, ar į dešinę, ar į kairę ir tikrai atsidurdavau tokiose situacijose, kur būdavau šiek tiek pasimetus. Ir keisčiausia, kas man buvo, kad taip sveikinasi ne tik draugai. Kai pradėjau dirbti Portugalų įmonėje, atėjau į ofisą, tą darbo aplinką ir irgi su visais turėjau sveikintis ir duoti bučinėlius ir su savo vadove, kas man buvo neįprasta. Įsivaizduok situaciją, jeigu tu vakarieniauji su draugais, yra 15-20 žmonių prie stalo ir tikrai taip, tik atėjus tu turėsi pasibučiuoti su visais. Ir čia ne pabaiga. Pabaigus vakarienę, kai jau laikas išeiti namo, tada visas stalas stojasi ir vėl bučiuojasi. Tai iš tikrųjų tas procesas užtrunka nemažai laiko. Kitas dalykas – portugalų kalba. Nežinau kaip tu, bet aš visą laiką turėjau asociaciją, kad portugalų yra tokia sensuali kalba, bossa nova, samba. Tik atsikrausčius iš čia, supratau, kad yra 2 portugalų kalbos. Tai yra brazilų portugalų ir europiečių portugalų. Man asmeniškai daug gražesnė yra brazilų, dėl to, kad ten yra daug atviresnė, labai aiškiai yra tariami balsai, kuomet portugalų, europiečių, jinai yra daug agresyvesnė ir labai yra naudojama daug eš raidės. Tai man tam tikrą prasme net primena šiek tiek rusų ar lenkų kalbą. Tai, pavyzdžiui, jeigu ispanai sakytų como estás, kas irgi yra labai švelnu ir žaisminga, portugalai sakytų como estás. Pradžiai buvo šiek tiek neįprasta, bet su laiku mano ausis priprato ir dabar tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima kalbėti kitaip. Kalbant apie maistą, kur yra labai didelė kultūros dalis, portugalai valgo daug, valgo gerai, valgo skaniai, valgo daug desertų, geria daug kavos. Kas man buvo labai neįprasta, kad portugalai valgo labai vėlai vakarienę. Ir man tas sukėlė tikrai nemažai nepatogumų. Jeigu einat vakarienę su draugais, tai vakarienė bus tik apie 8-9, kartais net ir dar vėliau. Ir man buvo nesuvokiama, aš būdavo baigiu darbą ir jau kaip ir noriu valgyti, bet dar 3 valandos, tai ką čia veikti. Bet taip yra todėl, kad žmonės niekur neskuba. Tai po darbo jie tikriausiai susitiks dar atsigerti alaus, vynelio ir tik tada eis vakarieniaut. Vakarienė gali tęstis iki 12 nakties ir tik tada jie eis jau į miestą linksminti. Bet dabar gyvenant labiau šeimyninį gyvenimą, vakarienę valgau 6 valandą savo laiku, kad galėčiau suvirškinti. Čia labiau aktualu yra būtent tipinėse portugalų šeimose arba jeigu einat vakarienę su draugais. Portugalai taip pat vartoja labai daug aliejaus. Ir visai suprantama kodėl, nes yra šiltas klimatas, auga daug alyvuogių, aliejus pigus, geros kokybės ir visi tradiciniai patiekalai yra gaminami su daug aliejaus. Bet pavyzdžiui, jeigu jau yra bulvės ir žuvis iškepta tarsi aliejaus vonelėje, jie pateiks tau ją ir tada dar papildomai ant stalo pastatys aliejaus, kad užsipiltum ant viršaus. Man tas yra neįprasta, nepatinka ir visą laiką mandagiai atsisakau. Portugalai taip pat dievina desertus ir irgi man buvo kultūrinis šokas, neįprasta, nes mes kaip lietuviai tikrai nesam labai dideli desertų mėgėjai, sakyčiau. Labiau renkamės desertą tarp pietų ir vakarienės kaip užkandis su kava, kuomet portugalai visada po vakarienės valgys desertą arba kažką saldaus. Visi portugalų desertai yra pagrinde gaminami su kiaušiniu, tai yra patys populiariausi tokie kaip natas do céu, baba do camelo, aletria, mousse de chocolat, molotov, tai jie yra visi gaminami su kiaušiniu. Aš turiu savo mėgstamiausius desertus, nes daugumai iš jų turiu pusžalį kiaušinį, kas man irgi asociacija su vaikystės kogel-mogel, nežinau, ar jūs tokį darydavot, tai man jie nelabai patinka. Ir dar manau, jie desertus valgo dėl to, kad jie yra gana pigus palyginus su pagrindiniu patiekalu. Kiek atsimenu Lietuvoje, jeigu jūs esate restorane ir norit suvalgyti desertą, tai jeigu pagrindinis patiekalas kainuoja, tarkim, 15 eurų, desertas gali kainuoti 8 ar 9 eurus. Kuomet Portugalijoje, jeigu pagrindinis patiekalas kainuoja 15 eurų, desertas kainuos tik 4 eurus. Tai savaime suprantama, gali sau leisti žmonės. Portugalai sako, kad visi mes turim antrą skrandį būtent desertam. Kava. Taip pat portugalai užbaigė savo vakarienę visada su kavos puodeliu, kur man irgi buvo labai keista, kaip čia 11 vakaro nakties ir dabar gersiu kavą. Bet irgi su laiku prisijaukinau šitą tradiciją. Aišku, kavą geriu ne kiekvieną
dieną, bet labiau jeigu tai yra proga, su draugais, kažkokia šventė, tai jeigu valgau pilną vakarienę su desertais ir taip toliau, tikrai pasimėgaus ir kava, nes sako, kad kava realiai padeda suvirškinti viską, tai irgi yra kultūros dalis. Kalbant apie kavą, jeigu tu dievini savo kapučino, latte, Starbucks tipo kavytę, tai gali tikrai nusivilti, bet jeigu jau keliauju į Portugaliją, labai skatinu priimti tą kultūrą, kad tiesiog žmonės dalykus daro kitaip, tai jeigu jau esi čia, labiau rekomenduoju pasimėgauti gerą espresso kavą, ar jeigu nori su pienu galau, nes jeigu užsisakysi tipišką kapučino ir latte, gali labai nusivilti, tau tikriausiai atneš puodelį kavos su šiek tiek įpiltų pienu, tai tikrai negausi didelio puodelio kavos. Kavos kultūra tikrai yra labai stipri čia, nes jeigu kiekviename rajone išėjus iš namų, sakyčiau, gal net 300 metrų spinduliu rasite bent kelias kavinukės, kurioje galite atsigerti kavos. Ir jinai yra tikrai nebrangi, tai sakyčiau, kainos svyruoja nuo 50 euro centų iki euro. Ir jeigu einate į labiau prabangesnį restoraną, tai espresso gali kainuoti 1,30 € tarkim, bet kokiu atveju tai yra labai puikia kaina, tai dėl to žmonės mėgausi ir tai yra kultūros dalis. Ir tose kavinukose visą laiką bus vyresnio amžiaus žmonių, kas, manau, yra nuostabu, nes tai iš tikrųjų skatina vyresnio amžiaus žmonės išeiti iš namų ir socializuotis, ir kas tai yra labai didelė mūsų sveikatos dalis. Tai, manau, būtų nerealu iš tikrųjų turėti tokią kultūrą Lietuvoje, kur vyresnio amžiaus žmonės galėtų išeiti kiekvieną dieną, pasipuošti, susitikti su kaimynais, pagerti kavytę ir aptarti gyvenimo. Nemažai dalykų mane nustebino ir, sakyčiau, tam tikrą prasme nuliūdino Portugalijoje. Tai, manau, yra tas stereotipas, kad Portugalija yra labai karšta šalis, visą laiką geras oras, šviečia saulė, bet tai yra tikrai netiesa, ypač kai kalbam apie žiemos sezoną, nes Portugalijoje yra jūrinis klimatas. Ir ne tiek, kad jūrinis, tas visas klimatas ateina nuo vandenyno, kuris yra dar labiau atšiauresnis. Tai jeigu gyvenat senesnės statybos name Portugalijoje, yra privaloma turėti drėgmės surinkėją ir šildytuvą, nes radiatorių jūs niekur nerasite. Tokie dalykai net neegzistuoja. Šiais laikais, jeigu gyvenat naujos statybos namuose, kaip kad gyvena mes, tai yra skirtingi šildymo būdai. Tai čia mes naudojame kondicionierių, kas man irgi nėra tobulas variantas, bet bent jau yra šilta, arba galite daryti šildymą po grindimis. Bet kitu atveju susidursite su labai daug drėgmės, tai yra kvapas, tai yra gendantis rūbai ir tiesiog šaltis ir nemalonu būti. Prie viso to, portugalai dievina plyteles. Sakyčiau, tai gal irgi labiau aktualiau senesnės statybos namuose. Tai jeigu jūs ateinat į svečius, gali būti, kad plytelės rasite tualete, viskas su to gerai, virtuvėje gerai, ir tada salione ir gali būti net miegamajam. Tai man buvo nesuvokiama, kaip gali lova stovėti ant plytelių, kas yra labai šalta ir nemalonu ir tiesiog man yra labai nejauku. Bet vėlgi taip yra todėl, kad vis tiek didžioji metų dalis yra geras oras ir aukšta temperatūra ir tokiu būdu namai netaip įkaista ir galima atsigaivinti. Tai ypač yra palanku, kas augina gyvūnus, nes gyvūnėliai visą laiką gali šaltai sau būti ant tų plytelių. Taip pat portugalai nenusiema batų, tai man tas tikrai buvo kirvis ir kovoju po šiai dienai, bet jau dabar mūsų draugai ir šeima žino, kad jeigu ateina į mūsų namus, batus reikia nusimti. Nėra išimčių. Tai pradžiai, ką aš darydavau, tiesiog padėdavau šlepečių prie durų, kaip užuomina, bet žmonės būdavo praignoruoja, net nesuprasdavo, gal kam aš tas šlepetes dedu. Bet dabar tiesiog reikia pasakyti, prašom nusimti batus. O kitu atveju, jeigu mes einam į svečius, tikrai labai dažnai einam su batais ant kilimo. Man šitas dalykas nepatinka, esu kategoriškai prieš. Ir paskutinė dalis noriu pakalbėti apie kultūrą. Tai čia iš gerosios prasmės, kaip mane šokiravo, kad portugalai tikrai žino, kaip švęsti gyvenimą ir jo mėgautis. Tai turi labai daug švenčių ir labai turi daug religinių. Tai realiai būna, kad netgi rajonas atskirai, kaip pas mus Karoliniškės, tarkim Vilniuje, Fabijoniškės žmonės pasistatytų sceną, atvažiuotų maisto vagonėliai ir žmonės švęstų tas šventes. Bet viena didžiausių ir mano mėgstamiausių yra San João, kuri yra švenčiama būtent Porto mieste. Tai yra atitikmuo mūsų joniniam, Švento Jono diena. Tai realiai visi žmonės išeina į gatves ir aš net nekalbu apie centrą, senamiestį, aš kalbu tiesiog rajoniais. Va, nusileidžiat laiptais ir visi kaimynai keps sardinės žuveles ir realiai visas miestas tarsi paskęsta tame sardinių kvape. Ir taip pat žmonės dar naudoja tokius plastmasinius plaktukus ir tiesiog eina ir daužo vienas kitam per galvą, kas reiškia laimę, sėkmę.
Ir tada apie vidurnaktį vyksta didelis fejerverkų šou būtent aplink Dauro upę, tai yra įspūdingas reginys ir prie viso to dar žmonės leidžia žibintus į dangų. Tai įsivaizduokit, iš viso miesto kyla tie žibintai ir netgi Porto oro uostas užsidaro valandai dėl saugumo priežasčių. Ir paskutinis dalykas, kad nežinau ar žinojot, bet portugalai labai švenčia karnavalą, kur aš irgi visada galvojau, kad tai yra brazilų šventė, bet jie švenčia ir čia. Yra keli miestai, kurie būtent specializuojasi karnavale ir žmonės keliauja iš viso pasaulio būtent į tą renginį. Bet apie tai papasakosiu kitame video, nes manau, tas karnavalas nusipelnė atskiro dedikuoto video, kuriame papasakosiu visą karnavalo istoriją, kaip žmonės ją švenčia ir kokią turi reikšmę jų kultūroje. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video ir kaip visada labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti, nes kiekvieną kartą, kai pamatau naują prenumeratorių, man tai būna gera širdį ir malonu, kad iš tikrųjų jums įdomu žiūrėti ir išmokstat kažko naujo ir kad palaikot mano kūrybą. Ačiū labai. Iki.